Prie pat mūsų komentatorių kabinos įsitaisė abiejų trenerių. Tarp Kauno rajono Hegelman sezone buvo, bet, kaip minėjau, pertrauka viską keičia. Artiomas Četrai turi šansą. Vartininką Gintautas Vaičiūnas, Riterių treneris, tai yra padėti gynėjams sudaryti erdvės vartininkui. Čia smūgis į vartus ir labai aukštai žaidžia Stefanas Radinovičius. Kairysis Hegelman gynėjas. Diuke! 1-0. Antrojų savo bandymų Japonas atsidaro savo ir komandos įvarčių sąskaitą. Liks standartinė situacija. Jo perdavimas. Kojičius išmuša kamuolį, bet netoli. Hegelman baudos aikštelėje Lazaras Kojičius. Ranka palėtė kamuolį. Klausimas, kaip tą Robertas Valikonis priėmė sprendimą, o sprendimas yra 11 metrų baudinys. Vilniaus Riterių žaidėjas. Smūgis į vartus ir gelbėja komandą Vincentas Šarkauskas. Meistrys išsivaduoja nuo Klaudijaus Upsto globos. Čia smūgis į vartus. Ir kiek pos. Tiesa, kauniečiai 3 rungtynėmis mažiau sužaidė. Radinovičius atakos smaigalyje atsiduria. Jo perdavimas ir oi. Ne visada spėdavo atidirbti šis JAV pilietybę turintis žaidėjas. Čia Kojičiaus smūgis ir iškart bet užfiksavo. Praktiškai užsimerkęs gali atlikti perdavimą į tą aikštės kraštą, nes žino, kur jo komandos draugas įkirs. Čia smūgis į vartus ir vėl Karlosas Diukas kelia pavojų. Leo Ribeiro, smūgis į vartus ir bomba! 2-0. Štai taip situaciją perskaitė Brazilas, prasimetė kamuolį ir nedvėjodamas kirto kampinį kelią Leo Ribeiro. Jo suktas perdavimas! 3-0. Vilniaus Riteriai jau triuškinami. Triumfuoja Abdelis Kaderas. Jo galingas kirtis galva, bet taip pat ir šiandien jau tų gero nėra abejonių, kad aplenks. O čia Ramarko paprasčiausiai meta kamuolį į baudos aikštelės prieigas ir dar vienas. Jis yra vienas verčiausių, turbūt, kalbant apie šių rungtynių kamuolį galvą į priekį komandos draugams. Ir aidi finalinis arbitro švilpukas. Kauno rajono Hegelman įtikinamai 3-0 sutriuškina Vilniaus Riterius ir kyla į antrąją poziciją Top Sporto lygoje.